didėjant amžiui, mažėja testosterono lygis ir keičiasi vyrų seksualumas. Pirmiausia, tai bent jau suvokti tai, kad amžino variklio nėra. Ir tavo poreikiai atsiranda dabar kitokie. Kad bent kažkokį momentą mane matytų, apie mane girdėtų ir manimi žavėtųsi. Kažkas atliktai ten lemputę taip žypt, galiu. Bet jeigu niekad nekeičiu šeimos, tai galiu. Kodėl? Nežinau, paskui žiūrėsiu. Tik kai ta krizė prasideda, tai toks bandymas sugrįžti į jaunystę. Jau, va štai, dar čia kokia, va, išsitraukti savo šitą karolį, dar va blingą kokį ir va, prašau, aš jau va. Jau link to. Aš jau link to einu. Tai dabar motociklo dar reikėtų ir jau gerai. Motociklas tai yra iš tikrųjų laisvė. Berniukai neverkia, jie turi būti stiprus. Verkia vyrai į vidų. Jeigu vyras ašaroja, jeigu jis tikrai apsipila ašaromis, tai jisai pasiduoda. Be krizių, be sunkumų mes neaugam. Dažnai atsiranda dinamika tarp žmonių, kurie yra krizėse. Tai reiškia, du ligoniai gelbėja vienas kitą, dalinasi tabletėmis. Padėti tu gali pats savo, jeigu tu nori. Tai stebuklas yra mumise. Taip, jeigu tu gali pabandyti, pabandyk. Sveiki, brangus GoTherapy podcasto klausytojai ir žiūrovai. Šiandien su jumis GoTherapy podcastas, Julius Tilvikas ir svečiuose šiandien Lionius Demjanovas, psichologas, psichoterapeutas, vyras ir vyrų krizių ekspertas, jeigu taip galima pasakyti. Ar dar galima kažką pridėti? Galima daug pridėti ant tų titulų, bet gal ir užteks. Aha, gerai. Tai čiumpam gal tą krizę vyrų už ragų iš karto. Ir, būna momentų vyrų gyvenime, tiek, kiek, esu ir su draugais kalbėjęs, ir kartais ir iš klientų tenka išgirsti, kad, tarsi gyveno tas vyras ir staiga jo gyvenimas toks, koks buvo, lyg tai jame nieko neatsitiko, bet, viskas pradeda griūt. Kažkokiu tai būdu. Kažkas nutinka. Bet ateina ta krizė. Kas būna? Bet kuris žmogus turi tokius du poreikius. Reiškia, patikti ir įtikti kitiems ir patikti ir įtikti savo. Tai vat, kai tampa kažkoks tas nesuderinamumas arba kažkuris tai vienas nepasiteisina dalykas, tada tas suvokimas ateina, kad kažkas čia ne taip. Va tiesiog yra situacija tokia, revoliucinė situacija. Kaip anksčiau bent jau mokėmės, kas tai yra revoliucija, tai reiškia apačios negali taip gyventi, o jau viršūnėlės negali taip valdyti. Tai ir čia kažkas tai tokio, reiškia pats tas žmogus, jisai patenka į tokią revoliucinę situaciją, kai jis jau nebevaldo šitos situacijos, arba tą pačią situaciją jis priima kaip tokia, ne visai išsipildžiusių svajonių situacija, kaip galbūt pasiekimų kažkokių tai, kuriuos jis gal planavo, gal pasiekė, gal netaip pasiekė. Tiesiog liktai kažkokias tai svarstyklės žiūrėdamas, jisai žiūri, kad tos svarstyklės neaišku dabar, kuria ten nusveria pusė. Tai va ta situacija vėl. Ar čia galima numatyti? Aišku, yra paskaičiuotas tas amžius, tas viduriukas toksai simbolinis, ten 40-50, bet galima traktuoti tai, kad čia kažkas tai tokio, viduriukas, per vidurį, tą mūsų amžiaus. Tai vienam jisai gali būti 40, kitam gali ateiti ir 60. Tiesiog kažkoks tai nusivylimas, kad aš arba kažkaip jaučiuosi nekaip. Net kartais paaiškinti negali. Jeigu mes jau paliestume raidos psichologijos periodas, tuos amžiaus skirsnius, tai yra 3 metų krizė. Reiškia vaikų. 3 metų krizė, kai mes turbūt esame matę visi, kaip ten vaikai galbūt šūkauja, nepaklūsta, verkia, krinta ant žemės. Yra tam tikras irgi poreikio nepatenkinimas, bet jis dar vaikas. Jis tiesiog jaučiasi blogai, jis net paaiškinti negali kodėl. Nors taip, dažnai tėvai sako, ten kažkokio daikto nenupirkom, kažko nedavėm, bet kartais jo tas pasipriešinimas arba jo irzlumas, atžagarumas, jis atsiranda visiškai nesuprantamai dėl ko. Tiesiog taip yra. Tai ta vidurio amžiaus krizė nėra būtent, kad sukako 50, atšventė gimtadienį ir tada jau pradeda gyvenimas griūti ir norisi nusipirkti motociklą ir staiga, susirasti naują jauną moterį vyrui. Čia tokie stereotipai, ne? Jo, čia didžiąją dalimi taip, stereotipai. Bet turbūt jeigu traktuotume psichoanalitiką, ten
Gustavą Jungą, tai jisai bent jau taip įdomiai sakydavo arba vertindavo pačią situaciją kiekvieno vyro, kad liktai va tame amžiuje tam tikrame vyras pakyla į tam tikrą aukštumą, pagal amžių, tai reiškia liktai jis ant kalno ir pasižiūrė aplinkui, kaip jau lipti jau nedaug jau ten liko kažkur dar, o jau apačia irgi jau tenai praeity. Tada jis apžvelgia savo tuos pasiekimus. Jų yra, bet gal ne visai tokie, žino, kad jau kažko daugiau jisai ten nepasieks, o galėtų pasiekti, arba kiti pasiekia. Tai va, tas toksai pasiekimų įvertinimas, jis toks sąlyginis. Vienam tas gali būti 40 įvertinimas, kitam gali būti, sakau, ir 60. Jis irgi gali atsirasti tokioje pozicijoje, kad jam kažkas tai va dabar tik tai šovė į galvą, kad jis jaučiasi blogai. O tai kas provokuoja tą pradėjimą, tą žingsnį vertinti pasiekimus, vertinti, kur aš esu savo gyvenime? Iki tol tarsi nebuvo, tai ėjau, ten kažkur siekiau ir viskas tarsi buvo savo vietose, o dabar staiga atsirado poreikis vertinti. Dažniausiai vertinam mes vėl per savo pojūčius. Tai jeigu tavo ta fiziologinė kažkokia savijauta jau truputį pradeda strikti, galbūt sveikatos kažkokie tai pokyčiai, galbūt tavo ten žinių bagažas ne visai įvertintas iš šalia esančių arba darbdavių arba darbuotojų kolektyvo, galbūt ir šeimoje, nėra ten tokio didelio susižavėjimo tavimi kaip anksčiau, pagaliau kolegos artimieji, įprato tave va tokį matyti, tu norėtum, kad tave labiau pastebėtų. Tai lyg tai va tas įvertinimas per žmogaus asmeninę vertybių skalę. Ir atsiranda tas momentas, kad jis jau tiesiog nemato tos tokios savirefleksijos, kad ten kažkas tai tokio įspūdingo, kažkas tai gero. Nors nesvarbu, kad jis turi tos pasiekimus ir tos gerus dalykus, ir tie namai, ir tie vaikai, ir medžiai pasodinti, ir darbai puikus. Viskas tvarkoj, bet vat kažkas tai tokio, kad vat nustebinti, kad galėtų pasakyti, kad vat dabar tai aš jau čia pasiekiau piką, jis nebemato. Ir kaip pats pasakei, kad ten prieš gimtadienį, prieš kokius naujus metus, čia vertinimą tokį mes visi turim, nes palyginam savo praeitį ir tai pasižiūri, kad liktai ten netiek jau daug padaryta, o galėjo būti daug padaryta. Dabar jau nedaug liko, dėl to, kad jau tu supranti, kad jau nedaug ten to amžiaus tau liks, to labiau, kad net nežinai, kiek liks. Tai yra tokia ir baimė, kad gal aš jau nebespėsiu. Tai va, yra tas periodas, kad aš galvoju dabar, kad gal man reikėtų kažką imti dabar staigiai ir padaryti kitaip, nes tada dar jau nedaug laiko liko ir aš dar spėsiu. Tai va čia tokia ir pabandymas, noras pabandyti arba išbandyti save. Spėsiu ką? Naują darbą, naują pomėgį, naują hobį, naują kažkokią tai veiklą, pagaliau net ir galbūt savo veiklą, darbą, kokią naują pradėsiu, galbūt net ir naują šeimą sukursiu, nesvarbu, kad šita šeima nėra bloga, viskas čia yra gerai, bet tiesiog va toks įvertinimas, kad kažkas galėjo būti ir geriau. Jis negali net ir pasakyti, kas tas geriau, jau ir čia yra gerai, bet va tiesiog pabandymas, o gal. Man tai skamba, kaip bandymas tokio loterijos bilietą nusipirkti. O gal laimėsiu? Gal, šiaip lyg ir nieko gyvenime netrūksta, bet, o jeigu aš turėčiau, ten kelis milijonus, tai kaip gerai. Nors mes visi suprantam, kad statistiškai laimėti loterijos yra, faktiškai neįmanoma. Bet, tik tai mums pateikiama taip, tarsi, čia būtų galima kažką tai laimėti. Kiekvienas žmogus nori išbandyti dar save. Jaunystėje viskas aišku, tu supranti, kad viskas dar arba didžioji dalis tau yra priešaky. Tai jaunas tol, kol tu dar turi naujų dalykų, ko neišbandęs. Dabar, kai tu esi jau brandaus amžiaus, jau ir tas pabandyta, kaip ir toks nusivylimas, kad jau liktai jau nebus ką čia dar, bet prisimeni, kad dar ne viską pabandžiau. Dar galima, pagaliau yra pavyzdžiai, socialinės medijos rašo, atsiliepimai kitų žmonių, ten kokie nors, utopinės idėjos išmetamos į pasaulio erdvę ir tas žmogus susižavėjo, kodėlgi ne. Tai ne veltui, kai kurie ten vyrai nei iš šio, nei iš to ten kokius triatlonus pradeda bėgioti į kalnus, nei iš šio, nei iš to nutarė, kad jam reikia tapti alpinistu. Ir niekada jis gyvenime nelipo į tos kalnus, bet jam dabar būtinai reikia įlipti tą kalną, kad juo žavėtųsi. Aš nesakau, kad kaip Valojavičius perplaukė Atlantą, kad ten visi šoka į tą vandenyną, jie truputį pagalvoja, gal vandenynas ne taip yra
lengvai įveikiamas, bet bent jau kokį ežerą perplaukti pabandė. Sužavėti pasaulį, nustebinti pasaulį, kad bent kažkokį momentą mane matytų, apie mane girdėtų ir manimi žavėtųsi. Tarkim, perplaukė tas žmogus ežerą, įlipo į kalną, nusipirko didelį motociklą, nes nors niekada juo nevažinėjo. Mato žmonės šitą pokytį. Ir o kaip tada? Nu, jau mato, jau gavau, tarsi turėtų ateiti kažkoks tas palengvėjimas gal, ne? Bet va tame ir esmė, kad čia panašiai kaip ir valgai patiekalą, jeigu tu jį pirmą kartą valgai, tai įspūdį jis tau padaro. Taip. Bet tu jį suvalgai, lieka prisiminimas. Jeigu tu pakartosi dar kartą, kaip ir į kalnus, jeigu vieną kartą lipai jau čia susižavėjo, bet tu nulipai ir tave pamiršo, tai vėl toksai nusivylimas, kad ir viskas, tai ką, tik tai tiek? Na, norėčiau, kad man plotų katučių, apie mane rašytų, televizija rodytų, o jinai nerodo. Televizija nerodo, nieks neploja katučių, nieks ditrambų tau jokių nesako, reikia dar kažką tai daryti. Nors vėl, čia nėra pats blogiausias dalykas, juk žmogus ir šitoje pozicijoje, jis išbando tai, ko jis niekada gal nebuvo bandęs, ir tai yra pabandymas tiesiog tam tikro lygio pasiekimas kito lygio. Čia kaip tas žaidimo levelis toksai. Vat jis pabandė ir jisai tobulėja. Čia nėra blogas dalykas visiškai. Jeigu kažkas galvoja, kad šita krizė, tai jau čia viskas, jau čia reikia nurašytos vyrus, nėra tai blogas dalykas. Tai yra tobulėjimas, žmogus juda. Jis galbūt teisingai, jis tą naują verslą galbūt sukurs, galbūt naują pomėgį suras. Na, jeigu gyvenime jis niekad negrojo gitarą, dabar nusipirko gitarą, čia ne apie motociklą aš neku, bet apie gitarą. Išmoko 3 akordus, sudainavo, vieną stulpelį iš Bitlų, jau yra daug. Nes jis visą gyvenimą svajojo gitarą sugroti, ką nors. Ir jau pasiekimas. Ar jis toliau gros, čia yra kitas klausimas, nes ar jį palaikys kažkas, ar jam padės, ar jis tą malonumą pajus, o čia jau priklausys nuo jo paties. Bet norint, kad tave matytų, kad tave pastebėtų, laiks nuo laiko tu vis tiek privalai siekti tų kalnų. Jeigu būtum tu visą laiką tam pikė, kad apie tave visi girdėtų, apie tave matytų, tai visą laiką turi kažką tai daryti ir vis nauja, vis nustebinti pasaulį. Bet jau fizinis kūnas tai šito negali. Ir tada dar atsiranda tas toksai nusivylimas, kad kodėl aš anksčiau nepradėjau. Dabar jau viskas, jau užlipau, dar kartą užlipau ir viskas, jau 3-4 kartą aš jau to nepadarysiu. O motociklo įsigijimas, toksai simbolis šitas, motociklas tai yra iš tikrųjų laisvė. Žirgas, motociklas, dviratis ir tai yra laisvė. Automobilis tai yra komfortas. O motociklas ar dviratis tai yra laisvė. Tai reiškia, tu viskas, nesvarbu, ten turi plaukų, neturi plaukų, bet tu jos pasileidi. Su šalmu, bet pasileidi. Bet tu jautiesi laisvas dėl to, kad tu didelę energiją, jėgą valdai. Čia taip kaip seksualumą. Nes kaip mes bešnekėtume, vis tiek mes prieisim ir prie to, kad tokiam amžiui jau testosterono yra mažėjimas. Tiesa, jis netoks jau ten kategoriškas, kad jau ten viskas ir nieko daugiau. Čia ne moterų menopauzė, kuri vieną kartą ten staigiai baigėsi, pas vyrus tai yra mažėjimas palaipsninis, bet tai yra vis tiek tam tikras signalas, kad aš jau nebetoks, jau jauti, kad tu jau nebetoks. Jau kažko sužavėti negali, pats kažkaip susižavėti, gal mažiau praeidi. Bet vis tiek žiūri tą pusę. Ir, tarsi tada norisi savo įrodyti, kad aš vis tiek dar galiu. Taip. Toks tarsi savo realybės nepriėmimas. Nes turbūt būtų visiškai normalu, kad sakyt, man, tarkim, yra 53 metai. Tai normalu yra, kad aš nebėgu taip, kaip aš bėgau, kai man buvo 33. Aš negaliu taip paplaukti. Ten, nežinau, mano galbūt mentaliniai gebėjimai, iš darbinės pusės mes vis kalbam, kad tai atsimenu, man ten buvo 25, aš galėdavau varyti visą parą ten ofise ir tada dar po to važiuoti į kažkokį tai vakarėlį. Ten atvakarėlint ir kitą dieną dar aš galiu grįžti į ofisą ir dar dirbti.
O dabar žiūrėk, jau čia padirbau savo tą darbo laiką jau kiek čia, žinai, išeina. Ir jeigu neduok Dieve aš neišsimegojau, tai kitą dieną jau aš toks nelabai. Žmogus kaip ir linkęs visą laiką stebinti kitus ir save. Ir va čia yra tokia situacija, kad jau gal ir kitus nustebinai, kad atėjai, tu čia aukojasi, tu čia lojalus, bet jau tavo efektyvumas ne tas. Ir tu pats supranti, kad jau tu netoks efektyvus. Ir čia irgi tas toks supergaištingas ratas, kad aš noriu, bet jau negaliu, o reikia, o kodėl reikia, kiti gali, kodėl aš negaliu. Na, toks voverė rate, tu sukiesi, bandydamas įrodyti ir kitiems ir savo, kad tu dar gali. Ar nori? Nu, noriu. Ar reikia? Nu, visi sako, kad reikia. Aha, noriu ir reikia, čia yra labai geras tas... Šiaip tai yra turbūt geresnis palyginimas, kad, na, mes galim. Taip, mes beveik viską galim. Na, į kosmosą gal neskrisim, bet galim. Kitas klausimas, ar aš noriu? Ir toliau, ar aš darau ką nors? To čia truputį kitaip. Pasukau šitą dalyką, kad galima tiesiog suvokti, kad mes beveik viską galim, tik klausimas, ar norim. Tai krizės periode atsiranda tas toksai momentas, kad kažkas liktai ten lemputė taip žypt, galiu. Bet jeigu niekad nekeičiu šeimos, tai galiu. Kodėl? Nežinau, paskui žiūrėsiu. Neturėjau motociklą, pirksiu motociklą. Neturėjau Mercedesą, pirksiu Mercedesą. Kodėl? Nu, gerai. Įspūdis. Aišku, pirmiausia savo. Iš vyriškos pozicijos mes vertinam komfortą. Dabar ar tai komfortiška pakeisti savo gyvenimo stilių? Ne visada. Bet vis tiek tikėjimas, kad bus geriau. Mums yra dar nuo mūsų tėvų, senelių, prosenelių, tikrai bus geriau. Tai tas tikėjimas, kad tikrai bus geriau, jisai ir skatina tokį iš vienos pusės, jau taip kaip šiandien yra galbūt nuobodu truputėlį. Yra galbūt jau, nėra taip gerai, bet aš dar galiu, aš galiu įrodyti, kad aš pakeisiu. Ir tada, gal aš kažką tai dar naujo patirsiu, čia, nes bus geriau. Mano, nors jau tas, kaip sakai, žinai, ateini į kažkokią tai vietą gyvenimo, kur lyginė, nebenori apačios, nebegali viršus, ar kaip tas pasakymas yra, ir staiga supranti, kad, bet aš dar, žinai, aš galiu tą Mersą nusipirkti, didesnį pageidautiną. Ir motociklą galiu pasistatyti į garažą. Irgi pageidautina didesnį. Žinai, kad tikrai jaustųsi tas, kad aš galiu. Ir, žinai, ir tą akimirką tikrai pagerėja, kaip mes kalbėjom. Ir dar tada tas gal ir atsiranda kažkoks pastiprinimas. Vis tiek aš dar vis į tą viršūnę kažkur einu. Čia ir stimulas. Iš tikrųjų tai yra stimulas. Nereikia visiškai nurašyti, kad krizinė ta situacija yra tik tai vien blogis. Taip. Tai yra ir gėris. Na, žmogus tikrai išbandė, pabandė. Čia ne apie šeimų keitimą, aš ne tą turiu omeny. Jeigu jisai pabandė kažką tai naujo, net jeigu jis ir darbą pakeitė į kitą sritį, tai yra pabandymas, nes juk pasižiūrėjimas. Gal jis niekada nedrįso ten pakeisti savo rutininio darbo į kažkokį kitą ir dabar jisai pabandė, bent jau pabandė ir palygino, kad gal tikrai neblogas ir tas buvo, bet va šitas tai jam tikrai dabar yra efektyvu, kažkas tai nauja. Tai čia vis tiek tam tikras ir tvarumas atsiranda paties žmogaus, kad visgi aš judanti asmenybė, o ne šiaip savo homo sapiens. Taip. Ir galiausiai, tai žinai, Lioniau, man tai norisi taip pat tą pagražinti atgal, kad apskritai be krizių, be sunkumų mes neaugam. Nes jeigu nėra kažkokio tai iššūkio, mes stagnuojam, taip patogu, komfortas gerai, bet šiaip tokio, sakykime, kad įvyktų pokytis, turi būti kažkokia tai krizė, kažkoks tai diskomfortas. Mes turim iš tos komforto zonos išlyst būtinai. Čia aš pritariu dėl to, kad tobulėjimui reikia kažkokio vis tiek impulsą. Tai arba tu kritikuoji žmogų, arba kad jisai tobulėtų, arba mes tobulėtume, tada tu jį giri, bet visą laiką tu girti vėl negali. Yra tam tikras sritis, psichologija, kurią aš irgi taikau, yra provokacinė psichologija. Yra toks metodas,
kada tu provokuoji žmogų. Tiesiog pasielgti neadekvačiai, pasielgti kitaip. Aišku, kartais tai yra rizikingas dalykas, dėl to, kad tai gali pažeisti galbūt žmogaus ten kažkokias teisės, orumą gali pažeisti, bet tu visą laiką įspėjai žmogų, kad taip gali būti ir mes dabar tiesiog kažkurio tai metu konfrontuosim, bet tam, kad įvesti į tam tikrą nepatogią situaciją, kad tu galėtum keisti savo elgesį, savo požiūrį. Ir tada tiesiog išprovokuoji žmogaus kitą elgesį. Tai ir krizės atveju, net ar jeigu tai kalbant apie šeimą arba kalbant apie partnerystės santykius, tai irgi krizė leidžia tobulėti ir pačiai šeimai arba pačiai porai. Nes jų irgi tas stagnacinis toks užstrigęs galbūt santykių tas periodas, jis irgi nieko neduoda, nes ir vienas galbūt nėra visiškai patenkintas, ir kitas nėra visiškai patenkintas, ir tada ieško, kuris kaltas. Dažnai mes girdim tokią frazę, kad tiek ji, tiek jisai yra abudu vienodai kalti. Ne, nėra vienodai kalti. Kiekvienas yra kaltas savaip ir iš tikrųjų ta tavo kaltė, jinai tiesiog tave atvedė iki šitos krizinės situacijos. Bet jeigu tik tai pradedi dalinti per pusę, tai atrodo, kad kaip gerai, čia mes dabar, matai, visi kalti vienodai. Nusibauskim dabar save. Jo, dabar nusibauskim, dabar čia, arba aš tave dabar nubausiu. Norisi man truputėlį grįžti atgal ir sakai, kad jeigu ateina tas periodas, krizinis, sakykime, ir norisi kažką naujo pabandyti, keisti darbą, transporto priemonę, bet su šeima yra, taip iš karto tu taip pasakai, ne, šeimos geriau nekeisti, neardyti, nedraskyti. Kaip tam žmogui, kuris toj krizėje yra, susilaikyti nuo to žingsnio, keisti viską įskaitant šeimą? Čia kaip, lengva pasakyti, sunku gal padaryti. Dėl to, kad žmogus tada, kai būna šitoj situacijoje, tai jis toksai ir tokioj pesimistiniai labai jau toj fazėje ir optimistiniai fazėje būna. Dėl to, kad patikė, kad pakeitęs jis ten kažkokį pasaulį pakeis ir savo santykius kažkokius tobulesnius turės. Bet anksčiau ir vėliau jisai vis tiek supranta, kad stebuklas netoks. Tikėjosi daugiau, bet stebuklas netoks. Ir tada vis tiek atsisuka į tą buvusią savo šeimą, pasižiūri, kad arba savo buvusius santykius, jis pasižiūri, kad jie nėra visiškai blogi. Ir tavo dabar tikėjimas, kad dabar bus kitaip, nebus kitaip jau ten labai. Ten tokio labai kardinalaus tokio pokyčio nebus. Taip, jisai bus kitoks tas santykis, bet nebus toksai stebuklingas, kad tu galėtum sakyti, dabar tai jau stebuklas įvyko, dabar aš jau gyvenu. Ir dar vienas dalykas, kas dažnai po tokių krizinių santykių, kada tiesiog kategoriškai tie tokie išsiskyrimai įvyksta, anksčiau ir vėliau, tas, kuris tą pirmą žingsnį žengia, jis atsisuka į tą praeitį, kad jis suvokia vieną dalyką, kad įžeidė ne tik tą vieną žmogų, bet įžeidė ir tas, kas buvo šalia. Jeigu vaikai, tai yra vaikai, jeigu yra artimieji, tėvai, draugai pagaliau, jie irgi buvo pažeisti ir sužeisti. Nes tu buvai jų irgi gyvenimo dalis ir dabar tave reikia dalintis ir tu dabar daliniesi, tai nėra taip paprasta. Tikrai ne. Taigi žmogaus tas pasirinkimas kito asmens yra labai skaudus, labai ir jautrus ir skaudus. Tai jeigu jau tą krizę atėjo, tai bent jau tos šeiminius santykius pabandyti galbūt jau taip vėliau nustumti, gal pabandyti geriau tikrai ten kokiais motociklais užsiimti, hobiais, nežinau, išvaizdą pakeisti, dėl to, kad didžioji dalis vyrų, vienas iš šių tokių pokyčių, tų pirmųjų tokių, kuriuos gali pastebėti, kai ta krizė prasideda, tai toks bandymas sugrįžti į jaunystę. Tai reiškia išvaizdos pokyčių, toks keitimas, tam tikrų tokių simbolių turėjimas, jau ten žiedai, apyrankės, galbūt kardinalus drabužių pasikeitimas, spalvingumas, šukuosenų keitimas, aktyvumas, sporto salės, sporto kažkokios tai keistos sporto šakos pasirinkimas. Dabar populiaru skvošas, taigi čia taip. Ir jeigu tai pasižiūrėjus į tuos, kas dabar žaidžia, tai ten tikrai yra nemažai tų krizinių asmenų, bet čia liečia ne tik vyrus, ten ir moterų yra, kurie ne tik susižavėjo šitą sporto šaką, bet ir pabandė pabėgti į tam tikrą naują pokytį.
Kas iš esmės pats iš savęs įėjimas į sporto salę, tikrai labai sveikintinas dalykas. Taip. Nes su amžium tai mums kaip tik lėtėjant mūsų metabolizmui, tai ta sporto salė jinai tikrai yra labai svarbi dalis. Bet čia turbūt yra dėmesį atkreipti reikėtų, kada tai tampa taip ekscesyvu arba čia liguista net. Liguista, jo. Tas dėmesys į savo išvaizdą. Tai aš taip labai simboliškai čia gavosi, nes ilgą laiką jau reiškia žmona sako, o kaip tau, žinai, fainai, kad tu pasitonuoji barzdą, žinai, tai tu net ne kaip kalėdų senelis yra. Tai aš šiandien esu su tokia labai jau padažyta barzda, aš dar pasėmiau kepurėlę, aš dabar būsiu tas, jau štai, dar čia kokią išsitraukti savo šitą karolį, dar blingą kokį ir prašau, aš jau Jau link to. Aš jau link to einu. Tai dabar motociklo dar reikėtų ir jau gerai. Ir tada klausimas yra dar vienas prie to pridedant to simbolinio tokio vyro, kuris staiga ima ir keičiasi. Kodėl šalia jų visi taip hiperbolizuotai gal rodo jaunas moteris? Kodėl jaunos moteris šalia tokių vyrų atsiduria? Ar čia yra labiau toksai mitas, ar čia yra iš tikrųjų ta vieta, kur vyrai toje krizėje jie ieško, kad moteris būtų jaunesnė už jį? Vyras iš prigimties yra medžiotojas. Čia ne dėl to, kad mes grįšime į tą visiškai tą senovę, kur ten mums reikėjo mamutus medžioti, bet medžiotojas dėl to, kad jam reikia kažką tai užkariauti. Tai reiškia pasiekti. Ir pasiekti ką? Kažką, kas yra gražu. Tai mes norim ar nenorim, būdami tiesioginė prasme sveiki vyrai, mes vis tiek pasižiūrim į tą grožio tam tikrą įsikūnymą. Ir tai nėra toks pasakymas, kad jau tavo ta pusė, kuri yra su tavimi tam tikrą dalį gyvenimo, kad jinai nėra tenai stirnos grožio ir lankstumo. Ten yra viskas tvarkoja, viskas gerai, bet tu pasižiūri ir pabandai pasimatuoti, ar tu dar gali sužavėti, ar tave yra dar potraukis medžioti. Ir čia ir yra, čia tai jau sumedžiota, viskas, jau čia tas jau... Jau saugu. Iš čia saugu, čia reiškia mano. Bet dabar įdomu, kaip ten kita, ar jinai dar gali būti mano, ar jinai dar susižavės manimi, ar jinai gali kažką tai pastebėti. Ir čia atsiranda tokia konkurencija su jaunesniaisiais. Dėl to, kad vienaip ar kitaip tu tas medžiotojas, bet tu jau lėtesnis medžiotojas. Tai reiškia, akela jau sensta. Tai tu supranti, kad jau taip greit grobę tu nepasieksi, taip. O norisi greičiau, nes atėjo tas periodas, kai tas merginimas, tada, kai mes dar bandėm susipažinti su kažkuo, jisai buvo ilgesnis procesas. Tai reiškia, buvo tas jaudulys, tas noras sužavėti, įtikti, laukti, o dabar norisi greitai. Nėra kada dabar laukti. Reiškia, į tuos kokius 10 dar pasimatymo vaikščioti jau tas vyras nelabai linkęs. Ta jauna moteris, jeigu jis jau ją susižavėjo, jinai kaip tik linkusi, kad būtų tam tikros apeigos. Ir vyras stengiasi iš toms apeigoms, kaip ir pasiruošti. Nesvarbu, kad jis ten mėgoti labiau nori, bet reikia medžioti. Taip. Ir tada, tarkim, sumedžiojo. Yra grobis, lovai, viskas. Kas toliau? Tai viskas, tada reikia keisti šeimą, nes čia jau yra geriau, čia jau yra medžioklės laimikis. Yra tam tikras pasiekimas, yra tam tikras rezultatas, bet atsiranda dar viena problema, kad tas laimikis reikalauja priežiūros, tam tikro komforto, tam tikros pagarbos. Aš jau nešneku apie fiziologinį santykį, bet tai yra tam tikri poreikiai, kurie yra didoki. Ir tu pradedi suprasti, kad jau šitie poreikiai ne visai galimi, arba tu ne visai gali spėti, ne visai gali patenkinti, o iš tavęs reikalauja. Reiškia, senesniuose santykiuose buvo kaip ir normalu, nors ir ten galbūt buvo užkelta kartelė ir reikalavimai gal didelė, gal tu dėl to bėgai nuo jų, bet tu papuolė ant kitų poreikių, kuriuos irgi reikia tenkinti. Tai tokia situacija, tu vėl pradedi tas svarstyklės tada jau matuoti, kad gal ir gerai, gal ir gražu, bet tu dabar jau turi stengtis kiekvieną dieną.
Reiškia, visą laiką turi investuoti ir į save, ir į šalia esantį, ir aplinkinius. Turi dirbti. O dirbti jau yra sunkiau. Tai reiškia, jau tavo fizinės jėgos yra nebe tokios. Nesvarbu, ten tau 50, dar tu galingas, dar visą, netoks jau tu greitas, kaip tau buvo 20. Taip. Jo, man irgi norisi grįžti atgal į save. Ir turbūt tiem vyram irgi norisi grįžti atgal kartais irgi į save ir sakyti, palauk, tai čia visai gal aš be reikalo šitą dariau. Ir tas grįžimas, jis įvyksta, tikrai jis įvyksta. Ir grįžimas ir į šeimą, ir į buvusius santykius grįžimas yra, bet grįžimas yra į save. Jis grįžta iš tikrųjų brandesnis. Jis išbandė, jis padarė, jis pasimatavo, jis tiesiog pasižiūrėjo, ką jisai gali, kiek jisai gali. Pagaliau net ir su to motociklu, jeigu motociklu jis kažkur tai pakeliavo, išvažiavo, net jeigu ir į tuos kalnus įlipa, jis suprato, kad kalnai gal ir yra toks dalykas gražus, bet jie nešaukia tavęs. Nes alpinistai turi tokį vieną įvertinimą, kad jeigu tu tikrai esi linkęs arba tave traukia šitas pomėgis, tai yra toks terminas kalnai šaukia. Bet didžiąją dalį kalnai nešaukia. Čia tik tai tu taip galvoji. Tai tu išbandėjai, pažiūrėjai, bet tada gali įvertinti dar kitas savo galimybės. Aš pradėjau naują verslą, gal tikrai puiku, nuostabu, aš čia sukūriau naują produktą, aš dabar jaučiuosi geriau. Pabandžiau galbūt ten kažkokias tai pažintis, galbūt naujus kažkokius nuotykius savo gyvenimo. Pagaliau net ir gitarą pradėjau groti ir tai yra gerai. Tai reiškia išbandymas ir įvertinimas tokio savo brandumo. Žmogus iš tikrųjų tampa ramesnis. Po būtent šitos krizės jis nurimsta. Savotiškai tada ta krizė jinai tarsi pasidaro neišvengiama. Kad, iš tikrųjų, aš lipau, sekiau, ėjau, tada supratau, kad tas tokia tarsi mano gyvenimo vidurio atsiranda pikas, kur aš pasižiūriu ir ten yra šlaitas, ir ten yra šlaitas, o aš dar šiaip norėčiau lipti, dar į viršų, į aukštesnį kalną jau nebėra kur. Ir tada, ten bandau kažkokiais tai būdais vis tiek pasiekti tą euforiją, kažką pasiekiau, kažko ne, ir tada grįžtu atgal ir esu ramesnis, nes suprantu, kad, jeigu labai reikia, galiu, bet ar tikrai man reikia to, ar tikrai aš noriu to siekti. Tada ir tas klausimas toksai, vardan ko, ar tikrai man verta ten kažką daryti, ar man verta įrodinėti, tu jau nebe toks jau linkęs ten kažkokių pasiekimų ieškoti, dėl to, kad tau jau nereikia, jau tu išbandėjai ir atsiranda ta ramybė tokia. Nesvarbu, galbūt ten ką ten labai kalbės arba kaip tave vertins, nes tu jau vertini save labiau tada. Nes aš padariau, aš pažiūrėjau, aš pasiekiau, aš žinau, savo galimybių ribas aš žinau. Ir dabar man kažkam dar kartą įrodinėti jau nereikia. Tai čia tokia kaip ir branda atsiranda. Tuo labiau, kad mes žinom, kad krizinis tas periodas, jisai trunka ten nuo metų ir gali trukti iki 10 net. Tai reiškia, tada, kai būna tas trečiasis, tas toksai rizikingiausias laikotarpis, kai nuo 5 iki 10 metų užtrunka krizė, jinai yra tokia žlugdanti. Dėl to, kad galima pereiti jau ir prie depresijos, jau ne tik depresiška aplinka, bet jau ir depresijos tam tikri iššūkiai atsiranda. Bet jeigu tavo krizinė situacija iki metų, iki 2, tai yra viskas normalu. Tiesiog įvyko, bet žmogus stabilizavosi, susitvarkė, bet susitvarkė jis ne tik savo dėka, o dėl to, kad ir dėl savo santykių, tiesiog žmonės jo nespaudė, žmonės jį palaikė, čia tame tarp ir draugai, ir artimieji, ir šeimos nariai. Niekas tų didelių priekaištų tau neišsakė ir tu labai sėkmingai įveikė tą situaciją, tėvai brandesnis ir viskas tvarkoja. Jeigu ten nuo 2 iki 5 metų, tai reiškia tada žmogus tiesiog išbando arba pabūna ilgėliau tam tikroj kitoj situacijai. Ir jis tada įsitikina, ant kiek ta kita situacija yra jam vertinga ir naudinga. Jeigu jis suvokia, kad niekas man čia daugiau nedavė, tai jis tiesiog arba nustoja tai daryti, arba įvertina, kad jis neblogai pasiekė ir toliau tęsia kažką. Tarkim, žmogus eina per tą krizę. Ir ypač, vyresnės kartos vyrai, jie turi tokią, atsineštą iš vaikystės turbūt, bent jau iš mano
mano vaikystė ir tavo turbūt vaikystė tai buvo tas, berniukai neverkia, jie turi būti stiprus. Jeigu berniukui yra sunku, jis turi iškentėti. Ir čia turbūt yra viena iš tų dalių, kodėl, kad vyrai nekalba apie krizės. Man nėra krizės. Čia aš tiesiog savęs ieškau dabar. Man nesunku, man nekyla abejonių. Viskas su manim yra visada gerai. Bet taip nėra turbūt. Taip nėra. Čia, kad mes užaugom būtent tokio auklėjimo dėka, tai yra galbūt ir pasiekmė ir mūsų tų sveikatos pakitimų, ypatingai širdies, kraujagyslių, stuburo ligų, dėl to, kad verkia vyrai į vidų. Jeigu jis į išorę neverkia, tai jis verkia vis tiek į vidų. Tai va, tie ir pažeidimai mūsų yra tokie fiziologiniai, somatinės lygos. Jeigu jisai verkia į išorę, tai tas verkimas, taip, buvo netoleruojamas. Dabar kaip ir atrodo, liktai viskas tvarkoja, gali tas vyras verkti, bet iš tikrųjų, jeigu vyras ašaroja, jeigu jis tikrai apsipila ašaromis, tai jisai pasiduoda. Va tuo metu, kai jau jisai nebemato to pasaulio ir vien tik tai ašaras, jis tikrai nepasiruošęs kovoti arba bent jau siekti tam tikro stabilumo, jis pasiduoda. Tai net ir konsultacijų metu aš tikrai visada stabdau vyrus, kurie jau pradeda ašaroti, bet ne dėl to, kad jie ten neteko kažkokio artimojo arba galbūt ten gyvūno, bet jeigu jie tiesiog pradeda ašaroti ir jau jie ten nemato kito kelio, tai stabdom konsultaciją dėl to, kad jis man reikalingas aktyvus, kad jis mąstytų, kad jis galvotų. Bet jeigu jis apsipila ašaram, tai reiškia jis pasiduoda ir leidžia tau dabar spręsti. Aš nesu nuo Dievo nuleistas, kad jam galėčiau dabar surašyti instrukciją, kaip jis toliau gyvens, arba algoritmą, koks ten turėtų būti. Tai va čia tas turbūt pasakymas. Dabar ar ten, nors yra sakoma, kad kartais vyrai verkia, bet būna ir tos vadinamos krokodilo ašaros. Jis galbūt yra ir pats tas, ir smurtaujantis, bet šiuo metu jisai siekiantis tam tikro rezultato, kad jo pagailėtų, kad jis irgi yra auka, nes būna ir tokių. Tai vėlgi, ta ašarų pakalnė, jinai gali būti labai skirtinga. Aš tikrai matau iš savo bent jau rato žmonių, kad jaunesni vyrai, jie yra labiau linkę atsiverti ir kalbėtis. Jie yra, galų galia tą psichologinę pagalbą, jie yra linkę labiau vertinti kaip pagalbos priemonę. Tačiau vyresni vyrai yra gerokai uždaresni ir klausimas yra tada, kaip jiem padėti. Jeigu, tarkim, mūsų klausytojai yra 50, 55, 60 metų vyrai, kurie supranta, kad jie eina galbūt per kažkokį sunkų laiką, tai jie sako, eik tu, jau pas psichologą aš tikrai neisiu, man ten, kad sakytų, ką man daryti, ar ten verkti nosinę, tai aš tikrai čia neisiu. Aš turiu, kažką tai daryti. Bet kaip tokiam žmogui padėti savo arba bent jau žingsnius link tokios pagalbos lengviau išgyventi tą krizę, rasti? Didžioji dalis vyrų, vyresniųjų vyrų, jie nelinkia skųstis. Nes bet kuris toks pasidalinimas liktai savo tuo gyvenimu, tai traktuojamas kaip skundimasis. Aš skundžiuosi. O jeigu skundžiuosi, tai aš pasiduodu. Esu silpnas. Esu silpnas. Tai reiškia mūsų aplinkoje, kaip čia dabar aš galiu būti silpnas. Reiškia mes vyrai, mes tikrai stipresni ir moteris stipresni ir vienas tarp kito, su kitu mes irgi šiek tiek konkuruojam kažkuo tai. Tai jeigu mes jau kalbam, kuo galim padėti, nebūtinai čia juos tikrai visus tempti dėl to, kad jie gal vengia, prisibijo ten tos ne visai to pavadinimo tokio psichologas, psichiatras, dėl to, kad taip užaugo tokia karta, bet bent, kad jie galėtų išsikalbėti. Nebūtinai skųstis, bet išsikalbėti. Bet išsikalbėti tam artimam žmogui, kuris tikrai yra patikimas. Reiškia, ne bet kam, nors dažnai vyrai mėgsta baruose, alaus baruose, su barmenu pasišnekėti, dėl to, kad jie patikė tuo žmogum, nes tu jam pasakėjai, jis ten tave išklausė, ramiai išklausė ir jis pamiršo, bet tu išsiliejai. Tai reiškia, bent jau šventiliuoti tą savo neigiamas mintis. Nes ko dažnai nelinkę vyrai, tai kalbėti ir išsikalbėti.
Moteris turi tikrai stiprią tokią privilegiją, jos geba išsikalbėti ir jų draugija, ten geresnė draugija, ten, ne visai gal geresnė draugija, bet jos išsikalba. Jos išsikrauna, bet jos ir pasikrauna. Dėl to, kad kažkurį tai ten irgi kažką papasakojo, kažką gal irgi pasigodė, tai reiškia jau jinai palygino savo gyvenimą su jos gyvenimu ir jeigu rado bent kropelytę to geresnio savo gyvenimo, tai yra jau pasiekimas. Vyrai turbūt tam kropelytėm nesimatuoja, jie matuojasi didesniais. Taip, gabalas turi būti kaip reikia. Jo, turi būti gabalas. Reiškia, kas tau padėjo? Reiškia, čia aš ten nuvažiavau kokius, nežinau, tenai kažkokią egzotinę šalį. Ten pabuvau, nežinau, ten liūtus, ten vaikiau, ten, viskas gerai. Tai reiškia, man galbūt reikėtų irgi ten kokių begemotų nuvažiuoti, pasižiūrėti. Tai reiškia, dalinimasis tam tikra patirtimi. Tai nesakymas, kad tu daryk taip, bet tiesiog jisai pasako, arba dalindamasis savo patyrimu, jis papasakoja, kas jam padėjo. Aišku, svarbiausia, kad nebūtų bent jau tas apie alkoholį kalba, kad ten butelis jam padėjo, tai čia jau ne patarimas. Bet jeigu yra patirtis tokia, kad aš pradėjau, aš dariau ir man tai padėjo, tai jau yra gerai, tai yra žingsnis link pagalbos. Kodėl jaunesnioji karta arba jaunesnieji vyrai dabar tai priima kaip normą, nuėjimą, pasitarimą, tai yra irgi tam tikras pasiekimas, dėl to, kad vis tiek ir socialinės medijos ir aplinka tiesiog traktuoja, kad galima pasitarti. Aš irgi savo klientus kviečiu ne konsultuotis, aš kviečiu pasitarti. Nes aš irgi nesu tas, kuris tikrai tiksliai dabar pasakys, kaip bus, nes mes bendraudami, mes tardamiesi, ieškome variantų, kuriuos jisai įvardins pats. Nes jeigu aš įvardinsiu, nėra visiškai gerai. Tu nesi tas toksai aiškiaregys, kad tu ten tiksliai pasakei, kaip čia turi būti. Žmogus arba pasikartoja tai, ką jis jau galvoja, ir dažnas turbūt pasako, kad aš tikrai žinojau šitą, aš buvau skaitęs, bet tu nedarei nieko. Tai mes pasitardami priimam sprendimą, bet jo sprendimas, kad dabar jis darys taip, arba bent jau galvos dabar taip. Jo, darimas. Nes viena yra turėti savo galvoje, aš turiu savo galvoje kažkokią tai mintį, tarsi turiu, ir tada atėjau pas Lionių, pasikalbėjau, ir tada jau aš tarsi turiu tokį įgalinimą daryti. Kodėl mes savarankiškai to negalim padaryti ir galbūt tiem vyram, kurie abejoja, gal vis dėlto aš galėčiau daryti. Kaip jiem palengvinti tą žingsnį link to darimo, kuris tarsi turėtų atvesti prie geresnės kažkokios išeities? Iš prigimties visa žmonija yra tingus. Mes tinginiai iš prigimties. Tai mus arba priverčia kažkas daryti, arba tiesiog kitokių sąlygų nėra, kad galėtum išgyventi, tu turi pakilti. Tai jeigu kažkuris, kad ir klientas sakys, aš ten kokio naujo namo nepastačiau, arba ten kažko neįsigijau, tai kabinete mes galim pastatyti irgi namą. Įmi Lego kaladėlės ir žmogus, jeigu jis sakė, kad jis niekada ten nebandė namo pastatyti, mes jį pastatom. Tai bent jau simboliškai žmogus gali savo pasakyti, aš tokį namuką tai stačiau kažkada vaikystėje, jis prisimena, kad vaikystėje buvo. Gal ten dar iš kaladėlių, gal ten nežinau, iš dar kažko tai, bet jisai statė. Tai reiškia, tu negali pasakyti, kad tu niekada jokio namelio nebuvai arba namo pastatęs. Jeigu jisai galvoja apie ten daugiau aukštį, tai tada taip, nepadarėme to. Tai net jeigu jisai, aš niekad nebėgiojau, tai niekad nesportavau, tai pradėkim šiandien. Šiek tiek spaudimo reikia. Susitarti irgi gali, bet tada jisai turi tikrai patvirtinti, kad jis tikrai tai padarė. Nes dažnai mes sakom, kad gerai, šaunuolis, jūs man padėjot, jūs man pasakėt, aš dabar tikrai darysiu. Bet duris tik užsidarė kabineto ir kitą savaitę darysiu. Linkę mes vis tiek pasprukti nuo tų savo pasižadėjimų. Tai turbūt mūsų viena idėja, kad mes galim, bet ne visada darom. Ir turbūt yra priežastis, kodėl mes nedarom. Vienas dalykas yra tingumas. Galbūt yra daugiau kažkokių priežasčių. Yra. Jeigu kalbant iš psichologinės pusės, tai yra toksai klausimas toksai, kodėl žmogus taip mąsto, kodėl žmogus taip galvoja, kodėl žmogus taip kalba. Pagaliau mes ir dabar sėdim su jumis, kodėl mes taip sėdim dabar. Tai reiškia, greičiausiai atsakymas bus toksai patogu, naudinga.
Tai jeigu žmogus kažko nedaro, jam tai yra naudinga. Nedaryti. Nedaryti. Kai jau jam bus jau nenaudinga, nepatogu nedaryti, jis tada pradės daryti. Ir sėdėjimas mūsų lygiai taip pat pagrįstas tuo, kai jau mums bus nepatogu, čia po 2, po 3, po 4 valandų jau mes pradėsim krutėti, judėti ir mes vis tiek kažkurio tai momentu atsistosim. Taip. Ir jau darysim kažką. Tai vat ir auka būti kartais kažkam yra patogu, ir patogu būti veikliu žmogumi. Irgi būna patogu. Bet jeigu tampa nepatogu, žmogus keičia savo elgesį. Tik tada, kai tampa nepatogu. Tai norim ar nenorim, mes vis tiek žmogui tiesiog turime, arba jisai pats turi įrodyti savo, kad tai, kas dabar yra, nepatogu. Padaryk, kad būtų patogu. Tas geras toksai palyginimas, kas yra patogu ir kas nepatogu. Ir turbūt, žinai, kai kalbė apie krizę, tai va tas gyvenimas, kuris buvo prieš tai, jisai tampa nepatogus. Ir atrodo, kad kažką, jeigu darysiu, tai bus patogiau. Ir vyrai įvardė taip, viskas svarkoja, mano gyvenime viskas ten taip sudėliota, viskas tai darbai, šeima yra, vaikai yra, draugai yra, kas ten pomėgiai yra, bet jis jaučia, kad tai nėra jau patogu, vat kažko trūksta. Tai va tas kažkas, tai ir yra ta krizė, kad vat man reikia keltis ir esi keliasi. Taip, šalia esantiem tai nėra patogu. Jie suirzė, jie pikti, artimiausi žmonės, kas tau vėl, ko tu čia vėl susiraukęs, kas tau vėl blogai. Na ir tada jis pradeda suvokti, kad tikrai jie kokie priekabos, jie čia vis man pretenziją sako. Tai reiškia, jeigu tu klausi, kodėl tu čia vėl susiraukęs, kodėl tu čia vėl piktas, tai čia kaip priekaištas. Noriu aš būti piktas, noriu aš būti susiraukęs. Nes ir vyro tas užsidarimas arba bandymas tiesiog patylėti, pabūti tam tikroje atskirtyje, irgi galima pripažinti, kad tai yra tam tikra krizė, kada jisai tiesiog atsitraukimas tam tikras. Bet atsitraukimas būna kaip ir poilsis, apmąstymas. Gal jisai kūrė, gal ten jisai naują kažkokį, nežinau, stebuklą dar bando sukurti, o čia visi, kodėl tu čia susiraukęs, ko čia susimąstęs. Taigi šalia esantys žmonės gali pastebėti, gali įvertinti, bet nebūtinai spausti. Kartais tiesiog pabūti šalia. Gerą temą tu palėtei, kaip tiem artimiesiam, kurie yra šalia, išbūti su ta vyro krize. Vyras, jis neizoliuotai gyvena, jis nėra vienas. Net jeigu jisai neturi sutuoktinės ar partnerės, jis vis viena yra kažkokioj tai sociume kažkokiam, yra kolegos, yra draugai, yra galbūt ten jis, jeigu eina kokį ten, nežinau, skvošą ar padelį žaist, ten yra jo partneriai, sporto. Nėra tos izoliacijos, bet tie artimiausi žmonės vis vieną jaučia. Ir kaip tada tiem artimiem žmonėm padėti tam vyrui išgyventi tą krizę? Pirmiausia, artimieji žmonės turi suvokti, kad krizė ne jiems, o jam. Bet dažnas priima tai, kai krizė mums. Ir bando gelbėti. Dabar ką gelbėja? Jį. Bet jis neprašė. Čia jisai skęsta. Tai dabar, jeigu jis neprašė, o tu bandai gelbėti, tai gal jam patinka ten skęsti, gal jam patinka ten toj pelkiai pabūti, jis ten medituoja, jis tiesiog, o tu dabar lendi, aš tau padėsiu. Čia ir mūsų tas lietuviškas mentalitetas toks puikus, mesgi pasiruošę visiems paaiškinti, padėti, išgelbėti, patarti. Jau mes žinom, kaip ten žmogus turėtų gyventi, ką jis turi valgyti, kaip jis ten turi ten mylėti. Reiškia, mes esam tokie visažiniai aplinkui ir aplink pilna tų visažinių, kurie visada pasiruošę. Visi turi savo nuomonę ir jinai yra labai svari. Jo, bet aš neprašiau, aš neklausiu. Ir būtent vyrą tuo metu iš tikrųjų reikėtų palikti, kad jis tiesiog susivoktų pats. Jam reikia išgyventi šitą krizę. Čia, kai aš paminėjau pačioj pradžioj mūsų susitikimo, kad yra 3 metų krizė, vaiko, ne? Tai ten sprendimas yra kitoks. Aišku, įvairiai ten tėvai traktuoja tą pasipriešinimą, tą rėkimą arba tą nukritimą. Ten kažkas jėga įima, ten galbūt žodžiais ten įtikinėja, ten grasina, gal ten kokį žaislą tada nuperka, dar kažką. Psichologinė prasme vienas iš patarimų yra tiesiog imti, gal negražiai pasakysiu, imti jėgą tą mažąjį pilietį ir išnešti iš tos aplinkos, kurioje jisai mato tai, ko jis negauna.
Jis turi tiesiog pasitraukti arba būti patrauktas iš tos aplinkos. Kai neliks dirgiklių, jis neturi dėl ko tada kovoti. Jeigu kalbant dabar apie vyrą, nėra taip paprasta dabar ten vyrą, kuris ten 80 kg ar ten 120 kg imti dabar ir išnešti kažkur, nes tas kažkur nėra tokios ir aplinkos, kur ten kažkur. Taip. Jis išsineša pats save. Va, kaip mes išnekėjom, tada į kalnus, tada dar kažkur, tada link motociklo. Gal jisai ten gaminti pradės, patiekalus naujus, gal jis ten kokius, nežinau, bananus pradės auginti. Nors tiesa, krizėje tokio neteko girdėti, kad būtų tokia situacija, kad vien pradėtų kokius augalus auginti, bet visokių pomėgių atsiranda. Tai reiškia, jis tikrai turi tai patirti. Vienaip ar kitaip, daugiau ar mažiau, bet jis vis tiek patirs. Jis turi patirti. Mes jo taip neišgelbėsim. Nebent jisai pats prašys, man blogai, padėkit. Tai va tuo atveju artimųjų buvimas šalia, tiesiog palaikymas ir galėjimas arba gebėjimas jį nukreipti, kad ir į specialistų rankas. Va čia turbūt didysis būtų tas išgelbėjimo ratas, kurį mes galim tam žmogui mesti, bet tada, kai jis prašo. Per prievartą mes mieli nebūsim. Jis tiesiog atmes. Arba jis dar kartą įsitikins, kad jis teisingai daro, kad jis dabar pyksta ir kad jis dabar ruošiasi keisti tą santykį. Dėl to, kad lenda visi prie jo, aiškina jam visi. Ir kuo daugiau, kad ir jeigu mes vėl kalbėsim apie šeiminius santykius ar poros santykius, dažnai ir moterų tas noras, aš tau padėsiu, aš tave ten tuoj atvesiu į tą doros kelią, tu pažiūrėk, matai, ką tu prarasi, tai nėra geras sprendimas. Tiesiog reikia pasitraukti, reikia spręsti savo asmenės ten problemas, tiesiog vaikais užsiimti, galbūt savo darbų užsiimti, tiesiog nelakstyti paskui jį, o jam leisti pačiam išgyventi, pačiam išgyti. Pats jisai tada susivokia, pabūna, pamedituoja toj pelkiai, kažkiek laiko, jeigu reikia pagalbos paprašo. Kartais užstringa. Kaip tiesiog tada? Užstringa ilgam, kaip aš ir sakiau, tiesiog jeigu jau ta krizinė situacija užsitęsia ten, skaičiuokim ten, nuo 5 metų ir dar daugiau, tai va tuo metu jau reikalinga ta daugiau išorinė pagalba, dėl to, kad jis pradeda, kaip ir susinaikinimo procesą. Jis tiesiog nusivylė viskuo. Jis tada jau įjungia tą tokį mechanizmą, kad jau viskas. Jau jis nieko nepasieks, nieko neturės, nieko negalės. Ir va ta depresiška aplinka pradžioje, o toliau jinai peraugo į depresiją. Tai va tuo metu kaip ir reikalingas tas įsikišimas jau kitų žmonių, kurie tiesiog jam parodytų, ką jis dar galėtų padaryti dėl savęs. Kad tiesiog jisai visiškai neužsidarytų. Nes tas saviizoliacija arba užsidarimas nėra gerai. Tai reiškia, užstrigus krizinėje situacijoje būti negerai. Yra gerai į ją ateiti, joje pabūti ir išeiti, pastiprėjus, paaugus ir patobulėjus. Patobulėjus, taip. Bet jeigu tada mes ilgai tenai užsibūnam, tai tada prasideda toksai, norisi sakyti gal degradacija, bet turbūt netinkamas šis žodis. Kartais net ir tinkama, dėl to, kad jis tokioj pozicijoje tada pradeda ne tik tą savigraužą vien tik tai taikyti savo, bet jis tada jau pradeda taikyti dar ir tokį variantą kaip priklausomybė. Dėl to, kad jis bando alternatyvą, kas galėtų jam bent trumpam kažkokį laikotarpį suteikti tą emocinį gerą foną. Ir tai gali būti polinkis į tam tikras priklausomybės. Arba tiesiog nustojimas bet kuo domėtis, tai irgi susinaikinimas. Intereso praradimas. Taip. Kaip sakyti, tas sustojimas žaisti gyvenimą. Nes nebėra interesų, tai yra grina depresija. Mes truputį palėtėm, bet man atrodo reikia grįžti dar prie tos temos, kad didėjant amžiui mažėja testosterono lygis ir keičiasi vyrų seksualumas. Jie nebėra tiek seksualiai aktyvūs, tiek pajėgus, bet jie norėtų. Ir tai yra, sakykime, ganėtinai turbūt tokia skausminga tema vyrams, su tuo susidurti, tą suprasti, tą priimti, kaip jiem lengviau tą pereiti. Pirmiausia, tai bent jau suvokti tai, kad amžino variklio nėra.
Bent jau šitą. Fizikoje dar nesukūrė niekas. Tai lygiai taip pat ir žmogus, jis nėra visiškai amžinas, jisai turi savo ribas. Kaip ten mechanizmai dar ten matuoja moto valandas, kiek tu ten gali ir ką tu ten gali. Dar yra kitas dalykas, kad mes vis vienaip ar kitaip susidurėm dar su somatiniam lygom. Ir tos lygos gali apriboti tavo seksualumą arba tavo gebėjimus fiziologinius. Tai tas priėmimas šitos situacijos palaipsninis, na vėlgi, tai yra tiesiog priėmimas. Tu turi susitaikyti su tuo, kad gyvenimas tuo nesibaigia ir tavo poreikiai atsiranda dabar kitokie. Na, nieks nesako, kad tu tapai ten bjauresnis, negražesnis, dar kažkoks. Tuo labiau, kad kiekvienas vyras turi suvokti, kad ir moterų seksualumas arba jų poreikis santykiam intimiem, jis irgi nėra toksai jau baisiai aktyvus ir visą laiką ten pastovus, kaip galbūt vyras galvoja, kad jau čia aš čia gal mažiau, o čia jos visos ten daugiau. Tai maratono bėgimą kaip jau reikėtų atidėti galbūt kitiems, o retkarčiais sudalyvauti, kad ir trumpuose distancijose ir bent jau tiek vertinti, kad ar tai man svarbiausias dalykas, nes tu turėjai periodą, kuris tikrai buvo aktyvus, įspūdingas. Na, čia tas pats kaip ir sportininkas, kuris turėjo didelius pasiekimus, olimpiadose dalyvavo, medalius turėjo. Na, tai bent jau pasižiūrėti į tuos medalius, tai reiškia vaikai, tam tikros moteris, kurios prisimena tave, kiek tu ten jau puikus ir nuostabus buvai ir tikrai neužsiims savigraužą. Na, nėra tai pasaulinio lygmens tokia dilema, kad tik tai tam aš šitam pasaulyje atsiradau. Kai kuriem galbūt tai skausminga. Na, jis visą laiką įsivaizduoja, kad jis yra super mačio ir ten turi būti visą laiką ten nugalėtas, įrodinėtas ir visa kita. Tiesa, dar prie šito prisideda ir kartais tos pašaipėlės iš moterų pusės. Na, kartais juokai, kartais tokie nekalti juokeliai. Na, žaidžia vyrišką giminę dėl to, kad jis turi tam tikrų problemų, kurių jis negali pats įveikti. Na, jeigu kalbant ir apie ligas tam tikras somatinės, kurios sumažina mūsų tą pajėgumą, tai kartais tie juokeliai irgi ne vietoj, ne visai tinkami. Na, o vyriškoji pusė, jinai vienaip ar kitaip stengiasi pasimatuoti, papasakoti apie savo nuotykius. Na, čia tas pats kaip ir žvejai, jie irgi ten gaudo tas vis didžiausias, tas žuvis. Taip. Tai čia ir šituose nuotykiuose kartais ten vyrai prieda daugiau negu ten buvo ar negu ten dabar yra. Nors su amžiumi, kai jau tampam vyresni, mažiau mes apie tai šnekam ir ten suprantam, kad jau ir aplinka nebe tokia ir mes nebe tokie. Tai kartais jau to matavimuose nėra. Tada tiesiog, taip yra. Taip, normalus. Mes senėjam. Jau stirnos kitiems. jau per greitas stirnos, mes jau jų nebepamatėme. Galima pasižiūrėti. O su laimikiais tai turbūt, kad vis viena išlieka noras pasilyginti, pasimatuoti. Ir čia turbūt tas yra ta vieta, kad aišku, žinai, gerą tu paminėjai tą metaforą su medaliais, kad, žinai, jeigu tu buvai super sportininkas ir šiandien tu jau nebesi ir nebegali, tai gali tuos medalius pasižiūrėti. Ir kalbant apie žvejybą irgi, žinai, taip, kažkada tai turbūt, kad aš suprasiu, kad aš jau savo gyvenimo žuvį pagavau. Ir aš galiu galbūt, jeigu aš ten įsiamžinau tą trofėjų, aš pasižiūrėti tą nuotrauką, bet supras, kad viskas, jau didesnio ten karpio ar ten, žinai, didesnės lydekos aš jau nebepagausiu. Ir viskas. Ir tiesiog, ir žinai, tada tai grąžina į tą momentą, kad tai gal mes galim tiesiog pasidžiaugti tom akimirkom, kurios vyksta čia ir dabar. Buvimas kartu. Todėl vienas iš patarimų ir yra, jeigu įveikti tas problemas, arba ten krizinės, arba pokrizinės problemas, svarbu nelikti vienam. Vienas iš turbūt svarbiausių dalykų - nelikti vienam. Vienatvė mus žlugdo. Ir gailestis mus žlugdo. Jeigu čia aplinkui visi lakstys ir sakys, kaip man tavęs gaila. Vargšas tu. Tu turėjai gyvenimą, dabar neturi gyvenimą, tai čia irgi žlugdymas žmogaus. Jis tada įsitikina, tiksliai, aš ne veltui galvojau, kad man blogai. Nes ir visi pastebi, kad man blogai.
Nu, tai vienas rauda, aplinkui visi rauda, nu tai viskas, tik raudų sienos ir betrūksta. O kaip tada yra su įvairiom programom, kurios sako, mes, žinai, ten 10 punktų programa, kuri gražins tavo vyriškumą. Ir ten, žinai, perskaityk šitą knygą ir tu vėl galėsi valdyti pasaulį. Žinai, tai aš čia šaržuoju, bet tikrai yra daug labai komercijos pastatyta ant tos vyrų to vidurio amžiaus krizės, jeigu taip galima pasakyti, kad mes tave pataisysim, tu tik ateik. Kiek ten yra tiesos? Kai kuriems žmonėms reikia to vadinamo tokio vidinio pasitikėjimo, savigarbos, savivertės patvirtinimo tam tikro, bet kai kuriem tai yra toksai irgi kaip ir žlugdantis dalykas, jis tada pradeda įsitikinti, kad net ir čia man nieks negali padėti. Vat aš tikėjusi, kad čia įvyks stebuklas, nes man žadėjo tą stebuklą, ir aš atėjau ir čia niekas neįvyko. Netapau, aš čia geresnis, puikesnis, nuostabesnis, man vis tiek yra blogai. Ir ta utopija tokia iškelta, kad dabar tik tai mes galėsim tau padėti tu gali pats savo, jeigu tu nori. Tai reiškia net ir tas buvimas tokiose bendruomenėse, galbūt ten grupėse, jis tam tikrą prasme tave perkelia į grupę žmonių, bendraminčių, kurie tam tikras idėjas turi, galbūt ten veiklą kažkokią tai turi, bet tik tai, kad nebūtų tų pseudo tokių teorijų, kad įvyks stebuklas ir tu dabar tikrai tapsi stipresnis, geresnis, ten būsi supermačio. Jeigu yra tokios idėjos, ne, tai yra tam tikras pseudomelas, pseudo idėja. Negali atsirasti kažkas tai tokio, kas ten padarys stebuklus. Kai kam galbūt drąsai reikia šito dalyko. Tokiai savirefleksijai, kad tiesiog pamatyti, kiek mano gebėjimai yra tikrai neblogi tie mano gebėjimai ir mano gabumai neblogi, tik tai man reikia to patvirtinimo. Bet jeigu įsivaizduokim, susirinks, gal negražiai pasakysiu, tik būna kabutėse, nevykėliai. Ne? Tai dabar visi nevykėliai, tikisi, kad bus vykėliai ir nevyksta stebuklas. Ja. Tai reiškia, tu dar kartą įsitikinai, kad buvai nevykėlis ir čia buvai nevykėlis ir dabar visam laikui tu nevykėlis. Bet aišku, yra tikrai neblogų grupių ir vyrų tokių grupių, kur jie turi idėją, turi mintį. Jie nesiruošia iš tavęs stebuklingo to vyro daryti. Jie tiesiog ieško tavo interesų, ieško tavo kito elgesio, kuris tau suteiks gerą emociją, gerą jausmą. Čia tas pas kaip ir parduotuvėje mes atėję, jeigu mes perkam kažkokį tai daiktą, mes ne tik daiktą perkam, mes perkam emociją. Dažniausiai tą ir darom. Taip, kaip aš atrodysiu, kaip man bus patogu, ant kiek man tai svarbu. Tai ir tokios grupės arba tokie judėjimai, jie irgi, jeigu jie tokį užtaisą turi, tai viskas tvarkoj. Bet jeigu ten tik tai toks pasakymas, kad dabar įvyks stebuklas, nebūna stebuklo. Be darbo, tavo darbo stebuklo nebus. Tai stebuklas yra mumise. Taip. Ir jeigu aš to stebuklo nesieksiu, sunkiu darbu, nes lengvas darbas tai nepadaro stebuklų, tai ir nuspręsiu, kad kažkas kitas už mane tą stebuklą man įdiegs, tai yra melas. Žmogus dažnai linkęs, kaip ir pakaltinti aplinką, taip ieškoti aplinkoj kažko tai, kas negali padėti. Tai čia liktai tas toksai stebuklingas dalykas, kad ta aplinka gali man kažką padaryti. Visiškai negaliu pasakyti, kad ta aplinka tavęs neįtakos. Taip, mus įtakoja aplinka, bet jeigu jinai teigiama aplinka, o jeigu jinai apgaulinga aplinka, tai tada atneš tokią meškos paslaugą. O su apgaulinga aplinka dažnai tenka susidurti su moterimis, kurios atvyksta į konsultacijas, kurios irgi išbandžiusios moteriams skirtas stovyklas. Ir kur ten tokia keista situacija, kad jos grįžusios po tokios stovyklos, jos iš karto turi norą keisti kardinaliai savo gyvenimą. Ir dažniausiai tas kardinalus keitimas tai keisti vyrą, arba jo iš vis atsisakyti. Va čia yra kažkas tai tokio. Ir tada jau kreipiasi vyrai, sako, žiūrėkit, yra tokia truputį problema, kad krizė ne mano, o krizė mano žmonai. Jinai nuvažiavo atsigauti, sustiprėti, kažką naujo pajusti, aplinkoje tokio moteriškai pabūti, bet jinai grįžo, tokia crazy, jai negerai. Ir tada tenka atstatinėti jau ne vyro problemą, bet atstatinėti šeimos, bet būtent per moterį.
Tai va, aš dabar su tokia baime laukiu irgi to vasaros laikotarpio, nes jau tikrai, kai tik atšyla oras, kai jau ten prasideda tos visos stovyklos, egzistencinės tokios ypač moterų tos stovyklos ir tada jau atsiranda tų klienčių, kurios kardinaliai pradeda keisti gyvenimą. Tai bijau tokių stovyklų. Aišku, jos ne visos yra tokios blogos, bet yra kas tiesiog naudojasi situaciją ir pelningai parduoda savo tokį verslą. Tai čia tada, jeigu galėtum truputėlį giliau į šitą temą įlyst. Gerai, yra moterys dabar turbūt, kurios klauso šitą mūsų vyrišką temą ir galvoja, aš tai norėčiau į stovyklą, man norėtųsi to pasisemti moteriškumo. Ir kaip atpažinti, kada ar tie procesai stovyklose, kurie vyksta, kada jie yra tiesiog auginantis ir kada žalojantis iki tiek, kad aš noriu grįžti ir pakeisti visiškai savo gyvenimą ir atsisakyti viską, išsidraskyti šeimą. Jeigu pajutėt, kad stovykloje jau tau teigia, kad tu esi nepatenkinta, tau tikrai yra blogai, tau reikia būtinai keisti kažką, tai yra tam tikras jau kišimasis į tavo sąmonę ir pasąmonę. Tai yra intervencija. Taip, intervencija. Dėl to, kad kas gali nuspręsti, kad iš tikrųjų aš kažko nepasiekiau arba man čia visos problemos dėl to, kad aš kažko nepatobulinau savo gyvenimą. Kitas dalykas, kai tu būni, kai yra tikslinės, galbūt stovyklos, galbūt ten gydomosios, galbūt ten kokios pagal pomėgių stovyklos, tai tu tobulėjai. Tai jeigu yra tobulėjimas, ilgesinis tobulėjimas, tai gal profesinis tobulėjimas, galbūt pomėgių tobulėjimas, bet svarbu, kad neįsikištų į tavo santykius, į tavo asmeninius santykius, kad nepradėtų koordinuoti, kaip tu turi gyventi. Kad nesudarytų tau tos tokios krypties, kad tik tai taip, jeigu tu gyvensi, tu būsi laiminga. Jeigu tau kažkas jau pasakė, kad tik tai taip tu galėsi pajusti savo jau tą prasmę ir esmę, tai nėra tiesa. Visiškai tiesa negali būti tokia. Jeigu žmogus kitas sako, kaip man gyvent, tai tada jisai kišasi į mano gyvenimą ir daro intervenciją. O ką daryti, jeigu mano žmona aiškina man, kaip man gyvent? Žmonos, jos daug žino, jos labiau patyrė. Ir ką jos nori padaryti, tai jos iš tikrųjų nori mus pakeisti pagal savo modelį. Tai nėra, aš nekritikuoju jų, viskas ten tvarkoj. Kiekvienas mes tengiamės tą patogumą tokį įgyti. Tai jeigu jinai ten, galbūt tavo stilių nori pakeisti, tai nėra blogai, viskas ten tvarkoj. Jinai tave tobulina, tuninguoja, tai gal viskas ten tvarkoj. Bet jeigu jinai bando mano pakeisti tam tikrą elgesį, kuris bus patogus jai, bet ne man, tai nėra visiškai gerai. Jeigu mes jau kalbam apie santuokos klausimą, tai jeigu santuokinis gyvenimas, kuris yra teisintas, tai moteris teka už vyrą. Tai reiškia, tekėdama už vyrą, jinai pridengia jo nugarą. Tai reiškia, čia ne tik reikia pagalvoti, kad čia tik tai židinys, ten namai ir visa kita. Tai nugara, tai reiškia ramu. Reiškia, priešų ten negali būti. Ten yra mano stipriausias žmogus, mano stipriausia asmenybė, kuri tikrai mane apgins, pridengs ir aš būsiu ramus. Tai reiškia, mano akiplotis yra platus, aš matau, aš galiu kurti, stebėti, matyti, judėti į priekį. Bet jeigu moteris nutarė, kad jinai turėtų būti šalia, tai dar nėra blogai. Tai jinai dar pridengs tą nugarą ir dar bus šalia. Bet jeigu moteris nutarė, kad jinai bus priekiai ir jinai dabar tau parodys, kur mamutai, kur dar kažkas, tai va čia yra turbūt problema, dėl to, kad jau vyras tuo metu jau nelabai mato to priekio. Jis negali net ir matyti to priešo, kuris ten ateina. Galbūt paaukoti tą žmoną ir galim, arba tą partnerę, kad tiem priešam, bet tu kaip asmenybė, kaip žmogus, jau tu nejudi į priekį arba tave priboja. Aš nesakau, kad visiškai nejudi, bet tu pribotas. Todėl nenoriu taip jau visai nurašyti moterų, kad jos jau pagalvotų, kad jos tik tai ten už nugaros turi būti, bet iš tikrųjų mūsų saugumas, tai va būtent moterų gebėjimas būti šalia. Ir tas šalia, daugiau galbūt ta nugaros dengimas mūsų. Garantija, saugumas, noras grįžti, būti ten, kur yra gerai, kur yra saugu. Grįžti ten, kur tavo namai, kur yra tavo namai, tavo tvirtovė. Taip. Ir tada toje tvirtovėje yra žmogus, kuriuo tu gali pasitikėti. Ir kuris galbūt jeigu ir sako kažką, tai tau, tai yra
tavo paties interesams. Dažnai, kai šeimas konsultuoju, tai tiek moteriam, tiek vyram vieną tokį patarimą duodu, kad jeigu jūs jau kažką tai kalbate arba norit pasakyti pastabą kažkokią, tai taip tiesmukai nesakykit, kad tu ten tinginys arba tu ten kvailys, tai sakykit daugiau per save, tai reiškia, aš jaučiuosi nesaugiai, kai matau, kad tu ten nepavalgęs, arba tu nespėjai, arba tu kažko nepadarėjai, dėl to, kad, aš matau, tau blogai. Bet tai nepriekaištas, kad tu kažko tai nepadarėjai. Arba aš labai šiuo metu ten pergyvenu dėl to, kad, mūsų elektra dabar trūkčia, arba ten kažkas nevyksta. Nes bijau, kad mūsų vaikam gali būti ten problemos su elektra. Tai nėra priekaištas, kad tu ir vėl nesutarkėjai rozetės. Nesako taip tiesmukai, jinai sako, aš jaučiuosi nesaugiai, nes mūsų rozetė, dabar kažkas su ją ten negerai, elektra ten trūkčia. Ir vyras tada iš karto supranta, kad, kas išgelbės pasaulį, jeigu ne jis. Ir tada atsuktuvas ranką ir... Nors dažnai pajuokaudami su moterim tiesiai sakau, kad jeigu jau matot, kad ten po 4-5 karto nejuda tie reikalai, įmat atsuktuvą ir einat. Nesvarbu, kad nemokat. Einat prie rozetės ir bandote ją atsukti. Vyro savigarba, jinai veikia labai akivaizdžiai, dėl to, kad, tugi nemoki, tugi nežinai, pamatysi, to aš paimsiu ir padarysiu. Šitai vietai, man atrodo, labai gerai ir atsispindi ta metafora, kad vyras eina į priekį ir mato tą akiplotį didelį ir kur mamutai ir kur priešai, o moteris saugo, pridengia nugarą ir rūpinasi visų tuo užnugariu. Tai yra visa ta, ir logistika, ir tokiu namų saugumu, kur, aš čia kovoju, čia bėgu paskui mamutą, čia priešą nudobiu ir tada grįžtu namo ir, jau čia saugu, čia gerai. Jeigu kas nors iš tenai ateis, aš jau ten tą ietį atstatysiu, bet čia man į nugarą tikrai niekas nedurs. Tik svarbu, kad moteris nepagalvotų, kad tas nugaros dengimas tik tai lieka ten su švara susijęs ir dar kažkuo tai. Švara čia abipusis dalykas, čia tiek ir vyrų, tiek ir moterų tas rūpestis. Konfrontuoja kartais vyrai su moteriam dėl to švaros, dėl tvarkos, bet jeigu jūs ten ne vietoj padėjo ten tas kojines ar ten batus netai pastatė, tai čia kam blogai? Jai blogai, jam tai yra gerai. Tai reiškia, kiekviena moteris, turėdama didelį potencialą meno ir kūrybai, jinai sudarys sąlygas, kad jis ir padėtų tam tikroje vietoje ir pastatytų tam tikro kampu, kaip būtų patogu ir jam, ir jai kartu. Ir galiausiai irgi, jeigu jinai tai išsako ne kaip priekaištą, o kaip poreikį, tas poreikis išsakytas, jisai turi daug didesnį potencialą būti išgirstas. Nes mes labiau reaguojam į poreikius negu į priekaištus. Į priekaištus mes turbūt irgi reaguojam. Reaguojam, bet mes pasipriešinam dažniausiai. Priekaištus mes gintis. Taip, iš karto. Iš karto. Nes kiekviena pastaba tai yra pasiruošimas gynybai. Kaip būna, mes prieš filmavimą, kai mes kalbėjom apie tokias situacijas, kai susitinka du žmonės, kurie yra krizėje. Tarkim, vyras eina į darbą, jam yra krizė, jisai apmąstymuose, galbūt jam reikia keisti šeimą ir tada sutinka moterį, kuri irgi yra krizė ir kuri irgi galvoja, kad reikia keisti šeimą. Ir čia turbūt atsiranda kažkokia tai dinamika. Kodėl dažnai atsiranda dinamika tarp žmonių, kurie yra krizėse? Čia vėl per gailesčio prizmę. Nes tau blogai ir man blogai, tai mes dabar pagailėkim vienas kitą. Ir gelbėjom vienas kitą. Tai reiškia, du ligoniai gelbėja vienas kitą, dalinasi tabletėmis. Bet kiekvienas turi savo ligas, turi savo problemą ir jisai pateikia savo vaistus, kurie jam padeda. Anas irgi dalinasi vaistais, kurie jam padeda. Ir jie tikisi abudu išgyti. Taip, aš nesakau, būna tokių situacijų, kad kaip ir vienas kitam tikrai padeda ir gali būti, kad ir santykis atsiranda ir toliau ir gyvenimas tęsiasi, viskas ten būna tvarkoje, bet dažnai tai būna trumpalaikis susižavėjimas dėl to, kad aš turiu padėti, aš turiu išgelbėti, nes ir jam blogai, ir man blogai, gal aš pagerinsiu savo būseną, gal ir man tada bus gerai.
Tai va čia tas savipagalba tokia, nu, daugiau ne savipagalba, čia dabar tikėjimasis, kad va aš padėsiu jam, o jis padės man, ne visada veikia teigiamai. Ir dažnai būna taip, kad nu, tiesiog išsiskiria kartais ir ne visai draugiškai. Dėl to, kad kažkuris tai paima ir, pavyzdžiui, pagyja. Na, tikrai. Arba tiesiog suveikia jam ten tas savigydos metodas, kurį jis panaudojo ir jisai tada pamato, kad jisai pagyjo, o va tas naujas partneris nepagyja, jam blogai ir jis nu, kaip ir nesiruošia daugiau čia gelbėti. Taip. Tai čia atsiranda dar toksai kaip ir atstumimas tada. Aiškiai, kai buvo blogai, tai mes kaip ir sutarėm, bet po to man jau gerai, tai aš toliau nenoriu čia, kad man būtų blogai. Aš užaugau, o tu likai. Taip. O atgal grįžti jau nebegaliu, nes jau viskas ten jau išardyta. Vyriška ir moteriška psichologija pasireiškia tuo, kad moteris, na, po gražių skyrybų, vadinkim taip, netokių jau labai audringų skyrybų, jos linkusios atleisti, bet jos nepamiršta. Išdavystės jos nepamiršta. Tai lieka. Tik tai jos moka nepriekaištauti. Jeigu vyrą išduoda, vyras irgi gali atleisti, bet jis niekada nepamiršta šitos išdavystės ir ją laiks nuo laiko primena. Čia yra tiesiog vyro ir moterio psichologija tokia. Vat vyrai, jie nelinkia arba jie nepriima to savo pažeminimo tokio, kad mane paliko, kad mane metė. Aiškiai, vyras suvokia, kad jis mesti gali, jis apgauti gali, nu, negerai sakau, kad gali, bet kabutėse gali, bet va jo nieks neturi teisės to daryti. Ir va tada vyras niekada neatleidžia. Taip gyvena ir ne vieną šeimą esu konsultavęs, kurie ir po tų išdavysčių, taip jie gyvena, bet atmintis daro savo. Ir laiks nuo laiko, ten didesnis, mažesnis konfliktas, vyrai primena, kaip priekaištą, moteris stengiasi tikrai tyliai tai iškentėti, jos nepriekaištauja. Taip dažnai kaip vyrai. Tai geriau yra šito nedaryti. Man rekomendacija nedaryti. Taip. O gyvenimas, jis vėlgi, kiekvienam yra savas. Šiaip yra įdomi tokia, čia kažkada tai teko matyti tokią laidą, amerikiečių, ten psichoanalitikai, neurofiziologai, jie diskutavo tokia labai rimta tema, bet jie su jumoru. Kad yra kažkas tai, ten kažkur, ir jis turi labai puikią įrangą. Reiškia, visa kompiuterinė įranga, tai reiškia visas pasaulis, koks ten yra, ten kosmosas visas, jis yra skaitmenizuotas, yra pultai, kameros ir visa kita. Na ir tas kažkas, ten solidaus amžiaus, ten senelis tas, jis įsijungia tą kompiuterį ir planeta, Žemė. Tada jungia toliau, ten kažkoks tai šalis, pavyzdžiui, Lietuva. Vėl kitas failas tenai, Jonas. Ir jisai žiūri, kaip tas Jonas dabar gyvena, kaip ten kažką pakoreguoja, paprogramuoja, dar likimo vingius jam ten tokius gražesnius ten padaro, viskas tvarkoj. Na, kaip ir stebi jo gyvenimą arba numato jo gyvenimą. Bet kadangi jie irgi naudoja elektros energiją, taukštis kažkur šiuo metu įstrigo ten elektra, kažkas ne taip, tai ir kompiuteris pakiba. Po to atsirado elektra, ten kompiuteris kaip ir pakibęs, jį perkrauna tas žilas senelis, vėl grįžta jisai į tą pradinę paėtį, į tą vėl žemę, į tą Joną, bet Jonas jau kitoks. Aiškiai, tuo metu, kai buvo šiek tiek išsijungę, Jono gyvenimas jau šiek tiek pasislinko. Myli sekundėmis jisai pasislinko. Ir tas periodas ir yra tas krizinis periodas, kai daugelis žmonių sako, kas čia su to Jono pasidarė. Buvo žmogus kaip žmogus, kas čia su juo pasidarė. Tai ir vyrai kartais savo sako, aš nežinau, kas čia su manim pasidarė. Tai va čia taip truputį tokia išlyga į tą humoro pusę, kad greičiausiai tas žilas senelis, jis tuo metu perkraudinėjo kompiuterį. Ir perkrovimo metu, ten pasislinko. Taip, ir šiek tiek pasislinko ir tuo metu įvyko tavo krizė. Lioniau,
mes kalbėjome apie krizes, kurios taip, tarsi ateina gana staigiai ir netikėtai. Ar yra krizių, kurios ateina, taip labai iš lėto ir tarsi žmogus pragyvena tą laikotarpį, bet jisai lyg ir, truputį to diskomforto pajaučia, bet iš esmės nevyksta kažkokių labai radikalių pokyčių ir po to negrįžta jis atgal, taip tarsi pagerėjęs. Tai galima bent jau palyginti su tuo, kad daugelis ten patiria kažkokią įtampą darbe, kažkokius ten santykių diskomfortą, galbūt kažkokių ten nesėkmių tam tikrą periodą. Ir jis užstringa tame nesėkmių labirinte, dėl to, kad, kur nepažiūrėsi, vis kažkas tai ne taip. Tikėtasi, kad gerai, bet ne visai gerai. Ir tada tiesiog žmogus pasimeta tame klaidų labirinte ir išėjimo nemato. Čia toks tunelinis mąstymas. Viską, ką aš dariau, aš toliau matau, kad viskas, tik tai tunelis kažkur, ten ta šviesa yra, kažkas tai tokio, bet visa kita čia yra pridengta, aš nieko nematau, nieko gero. Ką be pradėčiau daryti, arba kas bedaryta, nėra rezultato. Aišku, mes tai galim pasakyti ir tuo metu, kai mes jau tampam brandesni, kai vaikai užauga, tėvai galbūt ligų didesnį tą kiekį turi, jie senesni ir tu tada atsakingas už kitus žmonės, jau kaip ir vaikais rūpintis reikia, jie savarankiškai turėtum džiaugtis jais, kad ten viskas gerai, bet tu pajauti tuštumą, kaip ir tu nelabai jau reikalingas, jau tavo prasmė tokia dabar beliko, tik tai gal rūpintis tik tai tėvais ir tu reikalingas ten savo darbovietėje dėl to, kad tu esi tas, kuris uždirba kažkam tai pinigus. Ir toks beviltiškumo jausmas, kad aš judu, o nėra jokio rezultato. Veiksmas be kažkokio atoveiksmio. Tiesiog veikiu ir nieko daugiau. Tai tas toksai jausmas gali būti tokia liktai beprasmybė. Nors visada mes galim tą prasmę surasti. Jeigu mes pasižiūrėsim, ką žmogus ten padarė, ką jisai sukūrė, kiek jis ten kur buvo, ką jisai matė, ką jisai ten turėjo, ten visada rasi tų pliusų. Bet tuo metu tiesiog viskas blokuojasi ir žmogaus žvilgsnis tai kaip į tunelį. Skamba liūdnai. Skamba liūdnai, bet tai nereiškia, kad jau čia nieko negalima padaryti. Tai tuo metu artimiausi žmonės arba šalia esantys žmonės ir yra ta pagalba ne moralais, bet tiesiog buvimu šalia. Net ir toje darbovietėje, kurio gal ne visai ten gerai, ne visai ten puiku, ne visai tu ten įvertintas, bet tikrai yra kolega, vienas kitas, kuris tikrai yra tavo žmogus. Jam irgi sunku, gal jam irgi ten ne visai gerai, bet jis palaiko tave, su juo tau gerai. Net jeigu ir kabinetas tavo ten koks nors, aš nežinau, ten staklės tavo ten puikios, ir tai tavo džiaugsmas, viskas čia mano. Mes iš prigimties esame egoistai. Tai reiškia, jeigu mes per savo tą prizmę tokią pasakom, kad mano, tai reiškia mano darbo kabinetas, mano darbo kėdė, mano stalas, mano kompiuteris. Nesvarbu, kad jis yra įstaigos, bet jis yra mano. Mus kažkiek motyvuoja. Tai reiškia pamatyti bent jau tai, kas yra gražu. O vien pasakyti, kad tik tai čia blogai, būna, kad blogai. Tai ir diena ne visada graži. Oras ne visadagi būna puikus. O šiaip tai patarimas yra toksai, kai visai blogai, tai tada kaltinkit mėnulį. Kaltas jisai. Ir tada lengviau pasidaro. Jo, dažniausiai tenka, jeigu vyresnius žmonės tenka konsultuoti, tai mes jau taip ir rimtai, ir juokais. Sakau, neieškokit niekur kitur ten tų problemų. Čia mėnulis. Čia mėnulio fazė tokia. Tik mėnulis. Jeigu svogūnų derlių įtakoja, bulvių įtakoja, tai žmogaus tai tikrai. Galbūt yra atvejų, kada žmonės savo gyvenime, jie vėlesniuose metuose pradeda kažką daryti naujo. Tarkim, atėjo ten 40-50 žmogus, sako, aš vis dėlto noriu daryti verslą. Ir einu daryti verslą. Ar ten, nežinau, atsiranda kažkoks hobis. Bet ar gali būti atveju, kad tai nesisieja visiškai su krize ir tai yra tiesiog kažkoks natūralus žmogaus gyvenimo etapas naujas? Nebūtinai siejasi su krize. Dažnai žmogus, jis nedrįso, bijojo, bet jis dabar užaugo. Jis dabar tikrai gali, bet jam reikia stimulo arba jam tiesiog impulso reikia, kad kažkas tai palaikytų. Bet jis niekada, tikrai jis puikus ten specialistas, ten galbūt IT specialistas, gal kitos ryties specialistas, bet jis visą laiką buvo kažkam.
naudingas. Ir jis matė, kad jisai galėtų pats, bet yra baimė. Na, nebuvo palaikymo, galbūt nebuvo draugų, kolegų, net ir šeimos nariai kartais bijo palaikyti šitą idėją, nes nesaugu šiek tiek. Tai va, tokioj būsenoje arba tokioj situacijai palaikymas žmogui būtų gerai. Taip, tu negali garantuoti, kad tai bus sėkmingas rezultatas, nes gali būti ir ne visai gerai. Taip. Bet jis bent bus pabandęs. Jeigu tu gali pabandyti, pabandyk. Bent jau galėsi pasakyti, kad nepavyko. O dabar jeigu sėdėsi ir raudosi, kad aš galėjau, nieko nereiškia. Reiškia, jeigu nepadarėjai, tai negalėjai. Bet jeigu jau pradėjai arba padarėjai kažką, tai ir ten nusivyliai, tai reiškia, gali tobulėti, gali tobulinti, išbandyti kitą veiklą, bet tu bent jau galėsi pasakyti, aš padariau. Aš bent jau pabandžiau. Bent jau pabandžiau. Na ir čia iš tokios grinai verslo pusės ar sakykime, ir tos mokymosi psichologijos pusės, jeigu aš pabandžiau kažką ir man nepavyko, tai nesako nieko apie mane kaip apie asmenybę. Turbūt yra normalu, kad jeigu žmogus pradeda daryti verslą, kad jam nepavyks gal iš pirmo karto. Bet tada yra toks bendra nuomonė, kad tai žiūrėk, tai ką tu čia padarėjai, žiūrėk, tau nepavyko, nesąmonė čia, žinai, tu tam nesutvertas. Bet man svarbu irgi tą pasidalinti vyram, žiūrovam gal, kurie taip abejoja ir gal net ir šiek tiek vyresniuose metuose, kad jeigu apgalvotai daryti tuos žingsnius, tai galima bandyti ir vėl, ir vėl, ir vėl. Ir visiškai normalu yra, kad mes, iš pirmo šūvio, kad mes pataikytume, kad mes taptume puikus šauliai, tai yra neįmanoma. Reikia pašaudyti lygiai taip kaip, žvejybai kokioje. Jeigu tu nori gerai išmokti žvejoti, reikia žvejoti. Ir reikia žvejoti ir aišku mokytis iš savo klaidų, nes jeigu aš ten visą laiką į vonę eisiu žvejoti ir tikėsiuosi, kad ten man kas nors užkips, ne. Daugelis žmonių pabandė kažkokį naują verslą arba šiaip naują idėją, jie tikisi pergalės, bet yra ir baimė, kad nepavyks. Tai jeigu yra baimė, kad nepavyks, svarbu pamatuoti, ar nebus žalos artimiesiems. Jeigu tai pamatuotas, ta pamatuota investicija su tam tikra nesėkme, tai viskas ten tvarkoj. Galima nesėkmė. Svarbu, kad nenukentėtų artimieji. Šeimos biudžetas. Plamai pagaliau ir pats, kad ten sveikata būtų išsaugota. Bet jeigu yra galimybė išbandyti be žalos šalia esantiems, bandyti verta. Tikrai verta. Didžioji dalis ir mano klientų, kurie, aš nesakau, kad ten juos palaikydavai ir sakydavai, pirmyn, jūs čia tik kurkit, tik darykit. Tada visa atsakomybė būtų man. Jis atėjo tik tai pasitarti. Ar jis galėtų? Tikrai galėtų. Ar pavyks? Nežinau. Tikėjimas vienas iš dalykų, juk mes norim ar nenorim, tai vis tiek čia tikim į Dievą ar netikim, bet tikėjimas yra labai gražus žodis. Jeigu mes įskelsim per pusę, tikėjimas tai yra tik ėjimas. Tai reiškia tik tada, kada tu judi, galimybė yra tam tikros sėkmės. Tai čia ir yra tikėjimas. Net ir utopija, galbūt ten idėjos utopija, galbūt žmogus nutarė, kad jam reikia knygą parašyti, nors niekada ten nėra rašęs ir dar klaidų daug daro. Bet gal kaip tik tai yra gera idėja. Klaidas tikrai bus kas pataisys, redaktorius ten peržiūrės, dar ten yra daug tų, kurie patikrina, pažiūri, bet pati mintis tavo, gal tavo idėja yra puikiai. Jo, dažnai mes esam linkę nurašyti save, jeigu aplinkui nėra palaikančių. Čia charakterio gal irgi savybė, kad jeigu aplinka nepalaiko, tai tada čia neteisinga idėja. Ir paradoksalu, kad šiaip vieni iš geriausių pasaulio verslininkų, jie kaip tik vertina tas, tokias crazy idėjas, kurios nėra saugios, garantuotos, nes tai yra kažkas, ko iki šiol nebuvo ir tu kažką sukuri. Ir jeigu tai pagerina kitų žmonių gyvenimą kažkokiu tai būdu, tai kodėl ne? Net ir savo gyvenimą, jeigu tu pagerinsi tuo savo išradimu arba atradimu, ir tai yra pasiekimas. Juk tie, kurie sukūrė ratą,
jie gerino kam gyvenimą. Iš tikrųjų, tai yra savo. Jo. Nes yra juokais taip sakoma, kad didieji atradėjai tai yra tinginiai. Kad nereiktų daryti, arba nereikėtų pačiam, tai reiškia kažką reikia atrasti. Arba pasamdyti. Tikrai taip. Tai jeigu vyrai jums norisi kurti verslą, nors niekada to nekūrite, užsimti kažkokiu hobiu, daryti kažką neįprasto, tai nebūtinai yra krizė, tai gali būti tiesiog noras gerinti pasaulį, kažką atrasti savo naujo. Taip. Aš tikrai pritariu tam. Ir jeigu yra idėja išbandyti, pabandyti, tik svarbu jau nebandyti ten kelis kartus keisti šeimas. Jau šitą gal palikim kraštutiniam atvejui, o geriau bandykit kažką kitur. Jo, jeigu norisi keisti šeimą, tai geriau hobį keisti. Jo. Lioniau, einant mūsų pokalbį į pabaigą, norisi man uždaryti tai tokiu klausimu. Ką patartum vyrui, kuris, jau truputį vyresnio amžiaus, nesvarbu, jau tas vyresnis kažkoks jau jisai pats susivoks, bet jisai supranta, kad jisai, tas jo gyvenimas staiga keičiasi ne taip, kaip jisai norėtų, kad keistųsi, ar eitų netgi. Jisai ėjo, tas gyvenimas ėjo ir staiga jisai pradeda jaust, kad kažkas yra ne taip. Ir kažkas ne taip negali net pasakyti kas, nes lyg tai viskas yra ok. Ką tu pasiūlytum tam žmogui, nuo ko pradėti suprasti, ar čia krizė, ar čia jam eiti pas terapeutą, ar eiti į vyrų grupę, ar naują hobį užsimti? Koks būtų tavo patarimas? Pirmiausia, bent jau išsikalbėti. Net ir su savim. Bendravimui reikia 2 žmonių, tai kartais mes ir bendraudami su savimi jau bendraujam su kitu žmogumi. Tai bent jau savo atsakyti kokius tokius pagrindinius klausimus, vardan ko man kažką reikia daryti, arba ar tikrai yra tos priežastys, kurios man neleidžia dabar jaustis gerai. Aš nesakau, kad labai gerai, bet gerai. Bent jau tai, kokios tos priežastys neleidžia man jaustis gerai. Ir jeigu tu matai, kad negali atsakyti, tai bent jau pasitark. Aš tikrai nenoriu ten visus į alaus barus nusiųsti, kad jau ten su barmenais tartis, bet kartais ir su barmenu pasitarti verta. Ir su autocentro ten kokiu darbuotoju, ir kartais ten pasišneka vyrai ir apie tokius dalykus. Nėra čia pats blogiausias dalykas. Bet jeigu yra artimas žmogus, aš turiu meni, kad ir draugas, kolega, su kuriuo gali tiesiog pasitarti, bet nesiguosti. Tikrai nereikia verkti ir ten raudoti ir ten jau tokių beviltiškų pasirodyti. Kartais tiesiog pasitarti. Ir galim paklausti, o ką tu darytum? Nes žmogus kartais gali atsakyti labai paprastai, aš tavo vietoje padaryčiau taip. Bet nereikia prašyti, kad pasakyk, kaip man daryti, pasakyk, kaip tu darytum, jeigu tokioje situacijoje būtum. Tai tada žmogus kaip ir atsakomybę perleidžia kitam žmogui, bet čia jisai bus atsakingas, jisai taip darys, ne tu. Čia jo darimas. Taip, čia jo būtų darimas, nes jeigu jau manęs kažkas tai paklausė, kaip man daryti, tai aš nesakau, kaip tau daryti. Aš tavo vietoj padaryčiau taip, arba bent jau bandyčiau tai padaryti. Tai tada atsakomybė jau yra vis tiek perkelta. O šiaip tokios, kad ten recepto, tokio unikalaus, nėra čia tokių dievų, kurie iš karto paims ir jau ten tą stebuklingą tą tekstą tau pasakys, arba ten tą kokią motyvacinį, ten, nežinau, kalbą, ten ditirambos kokius tenai su dainuos, su gėdos. Nėra tokių čia pas mūsų unikalių žmonių, bet pasitarti verta. Ir jeigu žmogus, nedrįsta galbūt gyvai, tai visada yra ta pagalbos ir linijų įvairių pas mus. Nereikia jų visiškai taip nurašyti, kad ten jau gal nemoka, nežino, nepajaus. Ten žmonės, kurie dirba, jie dirba irgi iš savo darbą, jie išmano. Net jeigu jis ir savanoris žmogus, nebūtinai ten specialistas, jis tave išklausys. Kartais mums reikia ir išsikalbėti. Ir jis neprašo tavo nei vardo, nei pavardės, jis tiesiog tave išklausys ir tu išsikalbėsi, palengvės. Minimaliai galbūt, bet palengvės. Jeigu yra galimybė, tikrai pasitarti su specialistu verta.
Ir tai nereiškia kažkokios giluminės terapijos ilgalaikės, tai yra tiesiog ateiti, nebūtinai. pasitarti. Kartais vieno karto pakanka tam, kad tu pasimatuotum. Niekas nesako, kad tu privalai tam pirkti batus, tu ateini kartais pasimatuoti. Vat kur mūsų moteris pranašesnės už mus, jos matuojasi. Jos ir jeigu sprendžia savo problemas, savo šeimos problemas, jos ir konsultuojasi, ir pas vieną galbūt specialistą, pas kitą specialistą. Net jeigu jos ir pasitarė tarpusavėje, tai reiškia, jos matuojasi. Vat vyrų batų pirkimo metodika gan paprasta. Tiko, gražus, viskas, imu. Moteris iš ką taip neperka. Impulsyvumo jų būna gyvenime mažiau. Jos tikrai pakankamai daug matuojasi, daug čiupinėja, daug žiūri, įvertina ir tas siūlės, ir tos kampus, visą kitą, kitaip sakant, prisimatuoja ir dar prisipratina tą daiktą. Čia gal aš tai primityviai per avalynę, bet didžiąją dalimi ir drabužius jos taip renkas irgi jos ilgai čiupinėja. Vyriška mūsų logika yra tokia, atėjau, pamačiau, nugalėjau. Ačiū tau, kad buvai, brangus žiūrovai, klausytojai. Su mumis buvo Leonius Demjenovas, psichologas, psichoterapeutas, vyrų krizių ekspertas. Ir ačiū tau dar kartelį. Ir iki kitų susitikimų kitose Go Therapy podcast laidose. Ačiū.